Apmokėti sąskaitas, pasinaudoti elektroninės valdžios paslaugomis, užsakyti maisto į namus arba apsipirkti patogiai galima internetu. Kad tai būtų ir saugu, būtina žinoti, kada ir kam galima pateikti duomenis apie save, o kada geriau juos laikyti paslaptyje. Kai kurių asmens duomenų, vardo, pavardės ar gimimo datos gali prireikti, kai registruositės kuriame nors elektroninės paslaugas teikiančiame tinklalapyje. Jei tai elektroninio pašto svetainė, bendravimo ar naujienų prenumeratos tinklalapis, saugiau būtų pateikti kuo mažiau tikros informacijos apie save. Pavyzdžiui, nurodyti ne tikrą vardą ir pavardę, o slapyvardį. Vadovaukitės taisykle. Jei nėra būtina, jokių asmeninių duomenų internete neviešiname. Tai reiškia, nereaguojame į prašymus elektroniniu paštu patikslinti prisijungimo vardus, slaptažodžius, duomenis apie save. Šios informacijos neatskleidžiame iššokančiuose languose, anketose, nesigundome pasiūlymais lengvai uždirbti daug pinigų ir panašiai. Nusikaltėliams tai yra labai gera atidirva surinkti apie mus visą informaciją, kurios jiems ir tai reikia. Apie mūsų pajamas, apie mūsų uždarbį, apie mūsų darbovietės, apie mūsų draugus, apie mūsų pomėgius ir panaudoti tą neteisėtiems tikslams. Sumanę internetu pirkti, pervesti pinigus ar naudotis elektroninės valdžios paslaugomis, turėsite pateikti tikrus duomenis apie save. Kad šie duomenys nepatektų sukčiams į rankas, prieš juos pateikdami atkreipkite dėmesį į 2 dalykus. Pirmiausiai, reikia įsitikinti, kad esate tikroje, o ne apgavikų sukurtoje svetainėje. Pirmiausia, vartotojas turi įsitikinti, kad svetainė, kuri atsidarė jo naršyklėje, tos svetainės adresas sutampa su tuo, ką vartotojui pateikė paslaugos teikėjas. Antra, vartotojas turi atkreipti dėmesį į adreso pradžią. Saugios svetainės, tos, kuriuose vyksta finansinės operacijos arba prekyba internetu, jos prasideda raidėmis HTTPS, kur S raidelė reiškia saugumą. Antras žingsnis. Patikriname, ar tinklalapis patikimas ir ar savo duomenis paliksime saugioje svetainės dalyje. Vartotojas turi patikrinti saugaus ryšio SSL sertifikatą. Tai galima padaryti dešinėje apatinėje naršyklės pusėje, paspaudus spynelės paveikslėlį, tuomet atsidaro papildomas langas ir čia vartotojas turi atkreipti dėmesį į 3 pagrindinius parametrus. Pirmiausia, tai sertifikatas turi būti išduotas tai svetainiai, prie kurios jungiasi vartotojas. Antra, sertifikato išdavėjas turi būti VeriSign arba kita patikima bendrovė. Ir trečia, sertifikatas turi dar tebegalioti, tai yra jo pabaigos laikas neturi būti praėjęs. Kuo mažiau viešai skleiskime informaciją apie save, o prisijungimo prie banko sąskaitų kodų ir slaptažodžių nevalia patikėti niekam, net asmeniniam bankininkui. Paslaugų teikėjas niekada neprašo nei elektroniniu paštu, nei telefonu, nei SMS-ais, nei kitom priemonėm. Niekada neprašo pateikti savo asmens duomenų arba prisijungimo prie paslaugos duomenų. Pagrindinė priežastis yra ta, kad paslaugos teikėjas, tikrasis paslaugos teikėjas visą tą informaciją apie vartotoją jau turi. Vienintelis, kas gali prašyti tai padaryti, tai yra sukčius. Sukluskite, jei elektroniniu paštu ar naršant tinklalapyje kažkas klausia jūsų vardo ir pavardės, asmens kodo, adreso ir telefono numerio, elektroninio pašto, bet kokių slaptažodžių. Tai duomenys, kuriuos turėtumėte itin saugoti, kad nepakliūtumėte į bėdą. Norėčiau atkreipti dėmesį į naują sukčiavimo būdą, kai vartotojai, dirbant su banko paslaugų internetu svetainė, iššoka pranešimas, langas, kuriame yra prašoma suvesti visus arba daugelį slaptažodžių kortelės slaptažodžių. Tokiu atveju vartotojas turėtų žinoti, kad bankas niekada neprašo suvesti daug slaptažodžių vienu metu. Ir taip atsitikus, vartotojas turėtų iš karto nutraukti darbą su tokia svetainė, turėtų pranešti apie tai bankui ir toliau vykdyti banko pateiktas instrukcijas. Kad išgautų asmeninius ar finansinius duomenis, sukčiai, tarsi žvejai, naudoja įvairų jauką. Pavyzdžiui, apgaulingus elektroninius laiškus ar žinutes. Jie žada prizus, piniginius laimėjimus ar 100% nuolaidas.
o iš tiesų tenori išvilioti jūsų asmeninius duomenis. Todėl visus įtartinus, nežinomų adresatų laiškus geriau iškart ištrinkite. Piktadariai gali apsimesti žinomą ir legaliai veikiančią organizaciją. Pavyzdžiui, bankų ar elektroninės prekybos sistema, tokia kaip eBay. Todėl nors gali atrodyti, kad svetainė tikra, nepamirškite tuo įsitikinti ir nepildykite jokių abejotinų anketų. Sakykime, jūs visą laiką galite nueiti į valstybinės duomenų apsaugos inspekciją ir įsitikinti, ar tas organizatorius, kuris bando surinkti apie jūsų asmens duomenis, yra įregistruotas asmens duomenų valdytojų ir ar jam yra suteikta teisė rinkti asmens duomenis. Saugus vartotojas – tai saugus internetas.